O labiausiai prašo valdžios atkreipti dėmesį į darbuotojus regionuose. Iš Palangos Evelina Budreckytė. Štai tokia minia užtvindė Palangos centrinės gatves. Šiemet išskirtiniai metai, pirmą kartą profsąjungų eitynės, gegužės 1 dieną rengėme net ne Vilniui tradiciškai, bet Lietuvos atostogų sostinė Palangoje. Na ir norim pasipuikuoti, kad iš tikrųjų tai profsąjungiečių ir aktyvių žmonių dėka mes turim tokius dalykus kaip papildomas atostogas, šventinės dienas, kurios pratęsia mums savaitgalius, pailgina ir panašiai. Gegužės 1 dienos proga dalinam saldumynus, gėlytės, žmonės tegu džiaugiasi, labai visi džiaugsmingai priima. Visus šiandieną sveikinam su visų profesijų atstovus su mūsų švente. Šią savaitę Seime politikai svarstė, ar išvis ši šventė reikalinga. Tačiau iniciatyva išbraukti gegužės 1 iš nedarbo dienų sąrašo nebuvo pateikta. Čia susirinkusieji tuo džiaugiasi. Dirbantieji yra pagrindas ekonomikas, ne tik tai verslas, bet ir darbuotojai, kurie ir kūrė tą pridėtinę vertę, tai jie irgi nori turėti savo šventę ir švęsti ją. Šita šventė turi egzistuoti. Tai nėra bolševikinė, nėra komunistinė šventė, tai yra visų darbo žmonių šventė. Dirbam, sunkiai dirbam, teisingai dirbam, turim ir švęsti. Jis yra svarbi, kaip priminti, kad yra ta grandis, kuri kūrė tą pagrindinį darbą ir tą produktą mums visiems. Tai esate už tai, kad palikti šią dieną? Taip, taip. Šįkart profsąjungo nariai sako, žygiuojantis ne šiaip savo, o turintys reikalavimų. Stiprinti profesinės sąjungas ir jų vadovų apsaugą, liberalizuoti streikų organizavimą, skatinti kolektyvinės derybas ir kolektyvinių sutarčių sudarimą, panaikinti suminę darbo laiko apskaitą paliekant ją tik nepertraukiamoje gamyboje, įvesti progresinius mokesčius visoms pajamoms. Atvykom palaikyti darbuotojų, savo teisių, norim geresnių sąlygų, ar ne, tai dėl to ir esam čia. Mums iš tikrųjų kelia didelį susirūpinimą ir rūpestį tai, kas vyksta šiuo metu regionuose. Ir mes tikrai palaikome žmonių teisės turėti tinkamą, teisingą atlyginimą regionuose. Tiesiog darbo atlyginimas jis darosi per mažas juose, tam, kad oriai ir tinkamai gyventi. Ir priminti visiems, kad reikia būti drąsiems, ryžtingiems, aktyviai ginti savo teisės ir mes kartu jėga pasieksim tai, ko siekiam, ko norėsim. Lietuvoje profesinių sąjungų narių darbuotojai sudaro apie 12% visų dirbančiųjų. Evelina Budreckytė, Eimantas Achlovas, Palanga. Na, o Kauno Santakos parkas virto treniruočių lauku. Čia vyko pirmoji